Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Iš tikrųjų, matom pagal turnyrinę lentelę, kad mums pergalė buvo tikrai reikalinga. Tai labai džiugu, kad pavyko ją pasiekti. Tikrai pergalė nebuvo lengva, nes mes tikrai atsakingai ruošėmės šitom rungtynėm, kadangi Sūduva labai gerai organizuota komanda, tiek gynyboje, tiek turi greitų žaidėjus, kur į tas tranzicijas, vadinkime, išeina labai gerai ir gali pelnyti įvartį. Tai, nežinau, rungtynės tikrai nebuvo lengvos, bet labai džiugu, kad vaikinam pavyko padaryti tai, ką mes planavome, ne, ir smagu, kad pelnėm įvarčius. Na, turėjot ir gal ne visai tokių lengvų momentų, turiu omeny, kad pirmo kėlinio viduryje turėjot atlikti priverstinį keitimą. Kas nutiko Lukai? Jisai pajautė ten kojos raumenų truputį skausmus, jam prieš tai truputėlį skaudėjo, tai mes jau kaip tam ruošiamės, jeigu tai galėtų nutikti. Tai jisai pajautė, pasakė, tai tiesiog toksai... Apsidraudėte? Jo, sakykime taip, kad buvom pasiruošę tam, ruošiamės, kad taip gali nutikti. Sakykime taip, kad jeigu žaidėjai gali žaisti, tai aš manau, kad jie turi žaisti ir turi būti iki galo rungtynių. Turi atlaikyti visas rungtynės, o jeigu reikėtų, mūsų kiti žaidėjai pasiruošę išeiti ir padėti. Prieš tai buvo, kad Žalgiris buvo laimėjęs 3 rungtynės iš eilės ir vis tiek 5 vietoje. Tai taip labai keistas toks reiškinys, bet mums kiekvienos rungtynės likusios 6 ir prieš tai buvusios visos yra kaip finalas. Ir Žalgirio mentalitetas yra, mes turim eiti į aikštę, turim nugalėti kiekvienos rungtynėse ir mes tam siekiam kiekvienos rungtynės. Smagu tas yra dėmesys, smagu, kad mus myli, mus nori lankyti, nori žiūrovai atvažiuoja, smagu, čia irgi didelė padėka jiems, kad atvyko į Marijampolę, kur tikrai žinojom, kad nebus lengvos rungtynės ir jie tikrai mums pridėjo jėgų.